Taip pat parodysiu dar greitai lauktuvių, ką paėmėm. Mes dar ir kalbėjom, kad įdomu, kodėl tokia kaina pigi. Jau geriau ne... Kažkas ant galvos nutupė. Sveiki, sveikinusi dar vienam video iš Atėnų. Tai kas nematėt pirmos dalies iš Atėnų, kviečiu ją pasižiūrėti. Čia bus antra dalis ir tiesiog tęsiu kelionę. Pas mus yra vis dar labai karšta, bet sakau, man norisi tuo karščiu mėgautis, nors ant saulytės jau būna, kad net jauti, kaip ta galva kaista, tai reikėtų gal dažniau su kepure vaikščioti tiesiog, kad pasaugot. Dabar varysim iki prekybos centro, nes norisi pasižiūrėti. Nuo mūsų gyvenamosios vietos jisai yra pakankamai toli, bet su metro irgi ten gal apie 20 minučių 15 galima nuvažiuoti, o gal ir su persėdimais reikės. Na, čia jau Arminui palieku šitus niuansus spręsti. Aš jau čia esu visiškai rami ir žinau, kad bus sutvarkyta ar viskas sužiūrėta ar panašiai. Tai tam prekybos centre yra apie 200 parduotuvių, bet mūsų tikslas eiti ne tai, kad per parduotuvės, bet tiesiog pasižiūrėti, ką naujo maisto galima rasti, paragauti, ko nėra pas mus. Ir šiaip įdomu palyginti tas kainas, nes tarptų vietinių tokių parduotuvyčių buvo mažėję, tai kitur tos kainos ženkliai didesnės, nes jos yra tos grynai vietinių parduotuvės atidarytos, o ne tie didieji prekybos centrai. Na va, lėkiam iki metro dabar. Ir patikrinam, durys ar užrakintos. Dabar išeisim tiesiog į savo labai gražų rajoniuką. Man atrodo, aš netokį kodą vedu. Ai, tokį. Ir šiaip, kai išeini į šitą rajoną, kur mes ir apsistoję esam, aš jau praeitam savo video sakiau, kad yra labai tikrai nemažas skirtumas tarp centro ir apskritai tarp aplinkinių rajonų, ir būtent čia, kur mes įsinuomavom. Mes dar ir kalbėjom, kad įdomu, kodėl tokia kaina pigi ir panašiai buvo, nes kitur tikrai buvo šiek tiek brangiau. Ir šiaip, jeigu būčiau su kažkokia draugė, tai tikrai vakarais ypač būtų nejauku čia vaikščioti, nes taip tikrai nėra to jaukumo, bet labai lengvai galima ir tuos normalius rajonus, jeigu galima tai pasakyti, pasiekti, tai vis tiek viskas čia kaip ir gerai. Na va, atvažiavome į tą prekybos centrą, kur minėjau, tai jis matosi, kad toks tikrai didelis ir šiaip labai gražu, nes visur, kur eini, tai matosi kalnai, tai lėkiam pasižiūrėti, kas gero bus tarp jo. Mes pirmiausia ne į prekybos centrą atėjom, bet čia ir, man atrodo, priklauso jau grynai tam prekybos centrui, va šita tokia, kaip ir galima pasakyti, apžvalgos aikštelė, nes čia iš vien kalnai labai gražu ir kas patogu, kad grynai yra prie pat metro, gali tiesiog ateiti pasigrožėti ir yra kur pasėdėti, gali net iš prekybos centro pasimti kabuko ir pasigrožėti, tikrai labai jau gražiu vaizdu. Atėjom pirmiausiai patį svarbiausią skyrių. Žiūrint į kainas, tai čia Marsas ir Snickers po 92 centus kainuoja, tai pas mus, man atrodo, jau 1,10 € būna, jeigu nėra akcijos. Taip pat reikės būtinai va šitą pasimti, nes čia Kinderių, va tokia kaip lasdelė, šokoladukas pas mus kaip ir mes nesam matę pirkti, tik tam 1 centas, tai duoda Arminui į rankas jau ir kad paimtų. Man atrodo, toks irgi yra, bet čia gal biškai kitoks, ne? Man tai toks pat, žinai. O man atrodo, kad čia biškai kitoks. Kaip ekspertas galiu pasakyti apie tokį. Man atrodo, tavęs nelabai girdėsis. Tai nieko. Rafaelo kainos, tai man atrodo, irgi labai panašios. Sakau, realiai ir tos kainos gal panašios, arba šiek tiek būna mažesnis nei pas mus. Ir šiaip pastebėjom čia, kad su ledais tokia keistokia situacija, nes čia daugiausiai yra tarp dėžučių pirkti, o porcijų va taip, kad kaip pas mus įprasta labai mažai yra. Ir šiaip buvom vienus iš Lidlo pasiėmę, kaip vieną porciją, tai jie tokie neskanus buvo, nežinau, visiškai neplumbyriniai. Tai sakau, kažkaip keista, nes pas juos dauguma yra tarp dėžučių ir net ne visur apskritai yra kokią vieną porciją išsirinkti, o jeigu ir yra, tai 5 pasirinkimai maks, tai irgi šitas kažkaip nustebino. Šitie sausainiai tokie irgi skanus pasirodė, bet nežinau, dabar jau mes tų dienų nebeturim čia tiek jau labai daug, tai bijau, kad liktų jie nesuvalgyti, o kadangi mes esam tik su rankiniu bagažu, tai negalima daug visko
prisivežti, gal susilaikysiu ir apsieisiu su kažkokiais mini šokoladukais paragavimui, kur tikrai suvalgysiu, nes paskui palikti irgi būtų gaila. Prekybos centre, kaip tikėjausi, nelabai daug ką ir gavom, nes aš galvojau, kad ta jų maisto prekių parduotuvė bus labai didelė ir kažkas panašaus, kaip būna Ispanijoje Mercadona, kažkaip taip jinai tikriausiai vadinasi, bet čia jinai visai mažytė palyginus, kaip prekybos centras per 5 aukštus. Greitai parodysiu, ką aš čia nusipirkau. Tai pasiėmėm 2 tuos, kur sakiau, tai vieną mes paragausim, kitą vešim lauktuvėm. Tada taip pat lauktuvėm radom va tokių saldainių, kad man jie visai įdomus pasirodė, su braškių įdaru, su kakava ir su kažkokiu pyragu gal čia. Tai irgi toks visai fainas. Ir aš dar savo pasiėmiau tokį pistacinį šokoladą, nes man pistacijos irgi labai patinka, tai irgi bus labai smagu išbandyti. Ir dar radom čia iš viso kaip terasą, kur prieš tai rodžiau, kad labai gražu, bet čia apskritai va toks čilinimo grinai zona yra, kur ant stogo ir su tokiais vaizdais. Tai šiaip keista, kad čia prisėda labai nedaug žmonių, bet tikriausiai jiems čia įprasta tokius vaizdus matyti, nes mum tai čia labai sužavėjo, kad gali tiesiog taip ateiti ir ramiai pačilint. Faktas, čia labai saulytė kepina, bet kai tokie gražus vaizdai tikrai verta. Nežinau, galvom, ar kažką nusipirkti ir ateičiau pavalgyti, bet dar reikėtų išsiaiškinti, ar čia galima valgyti, nes dauguma tai tiesiog čia taip čilina ir tiek. Nežinau, iš tikrųjų, kiek per kamerą persiteikia, bet labai gražu. Kaip ir sakiau, kad tikriausiai kažką eisim nusipirkti. Tai iš Taco Bell pasiėmėm keletą quesadillo paragavimui. Su va šitu, kaip ir sakiau, labai gražiu vaizdu, kaip čia nepasinaudosiu. Dar vandenuko pasiėmėm, nes kadangi labai karšta, tai lėkiam greitai užkasti ir paskui vėl kažkur kažką žiūrėti. Arminas norėjo ištraukti man žaisliuką iš tuo aparatu, bet kai visada nepavyko, tai šiek tiek abu nuliūdom, nes visada čia toks azartas būna, kad tikiesi, kad pavyks, tai tiesiog 5 eurus praskipinom va tai, bet buvom dar tarp vieno tokio, kur dviese galima pažaisti, tai va tas tai patiko, bet aš šiaip manau, kad aš nesu azartiška, bet kai prasideda kažkokie žaidimai, tai aš labai pagaunu tą azartą. Tada dar buvom valgyti tokių spurgyčių, kur tik tokas pilnas tų lakumadezė spurgyčių ir kad jos labai skanios, bet nežinau, mums tai asmeniškai nebuvo, kad labai patiko. Faktas skanu, bet ir ta pati spurga tokia kietoka, sakyčiau. Ir mes faktas prisidėjom, ne tas jau tradicinės, kaip ten jau labai jau visi valgo, bet mes norėjom pasiturbinti ir su ledais ar panašiai, tai gal čia klaidą ar padarėm. O dabar tiesiog sėdėm ir laukiam ledų, nes aš nepasisotinau ir man vis tiek, aš prie tų spurgyčių prašiau su ledais, nes aš galvau, kad tai ledai skanus labai bus, bet vis tiek man nebuvo taip, kaip aš tikėjausi, tai susiradom vieną kavinukę ir dabar tiesiog sėdžiu ir laukiu ledų. Na va, pagaliau sulaukiau savo ledų, bet čia aš nežinau, kiek matosi, bet čia tokia didelė porcija ir ačiū Dievui, kad mes susisakėm vieną, nes Arminas sako, kad jiem jau užtenka tų saldumynų ir kad jis nelabai nori, o aš tų ledų labai norėjau, bet jis kito pasirinkimo neturės, kaip man tik padėti jį suvalgyti, nes čia blema pakilus belenkokio didumo tie ledai ir čia irgi jau tokie tipo trendiniai tie ledai ir panašiai. Brangiausi ledai mano gyvenime, kokius būsiu valgius, tai reikia paragauti, ar jie jau tokie labai jau ir skanus bus. Šiaip skanus, bet keista, nes jie kaip ir vaniliniai turėtų būti, bet ir tos vyšnios jaučiasi, bet aš galvoju, kad tos vyšnios labiau gal kaip įdaras bus. Bet šiaip skanus, bet nežinau, ar pasakyčiau, kad jie jau labai kažkuo geresni nei ten iš paprastos jau tos kažkokios kabinukės. Vis dėlto tie ledai nebuvo jau tokie brangus, kaip aš prieš tai sakiau. Jų kaina didelė, bet palyginus kokia didžiulė porcija, tai mes net nesuvalgėm jos visos. Tikrai labai didelė porcija, ten kaip kokie 3 kaušeliai ledų, kai būna. Bet tokie dideli, man atrodo, tai net ne 3, nes aš anakargi, kai Lietuvoje 2 valgiau. Tai aš juos viena suvalgiau, o čia mes dviese, tai čia belenkokai žodžiu. Žodžiu, mums dar atliko tų ledų ir kiek kainavo? Apie 6 eurus kažkas. Jo, kažkur 6 eurai. Tikrai šiaip gera kaina, pats įdomus pateikimas toks, niekada nesam ragavę. Esam matę kažkur ar per Reelsus, ar tik tokia panašiai. Jo, tik tokia pilna Reelsų tokių. Tai va tas ir yra, man nesakau, nebuvo jau ten labai ultra kažkokie ten įspūdingi, jie buvo skanus. Buvo įspūdingi ledai iš tikrųjų, jo. Pritariu. Arminui labai jie patiko, tai tau skaniausi ledai buvo?
Ne, nu tikrai labai geri, nes ir riebus, ir skanus, ir su tais plaukant su vyšnių buvo gabaliukas. Jo, su vyšnių gabaliukais pasiėmė ir dar su Kinder Bueno ten kažkokiu irgi užpilu, kurio nesimatė, bet labai tarp skonio jautėsi. Taip, šitą ėmėm. Ai, tai va, ten šokolado gabaliukų taip buvo. Ir tu nejutai? Aš jutau, aš galvoju ten kažką, nu, žodžiu. Aš jutau, bet, nu, žodžiu. Tai dėl to ir buvo skanus, nes buvo šokolado vidui, buvo vyšnių, buvo riebus. Bet dėl to riebumo paskui už tai ir nesavalgėm, nes jau paskui per riebų buvo, bet, žodžiu, užskaitom ir rekomenduojam. Reikia paragauti, tikrai. Mes šiandien viską, ką darom, tik tais vaikštom ir valgom, tai užsisakėm tokią mažą, sakyčiau, visai porciją, tai ėmė mažesnę porciją, nes aš sakiau, kad aš labai didelės jau nenoriu, bet šita maža porcija kainavo tik 9 eurai ir šiaip ką pastebėjom, kad tas mažas porcijos pas mus prilygsta labai didelėm porcijom, tai jeigu būtumėm ėmėm tą didelę, tai vis tiek mes būtumėm nesuvalgę, o dabar čia, nežinau, aš valgyti jau nelabai noriu, tai už tai ir sakiau jam paimti tą mažesnę, nes, sakau, aš šiek tiek tik paragausiu, bet kai atnešė, ta prasme, tikrai čia tos porcijos įspūdingos, bet, labai labai jau skaniai atrodo. Paskutinė diena Atėnuose, tai rytoj turim labai labai ankstyvą skrydį. Iš namų reikės išeiti kažkur apie 5:30 ryto, nes skrydis yra 8:30, bet iki oro uosto čia yra dar nemažas atstumas ir panašiai. Ir norisi vis tiek pasilikti ir oro uoste pakankamai to laiko, kad viską ramiai pasidaryti ir taip toliau, nes man labai nepatinka, kai reikia lėkti ir skubėti ir ant klaustų kartu spėsi ar ne. Tai reikės irgi anksti keltis, o šiandien grinai jau tokia paskutinė ta pilna diena. Dabar varysim papusryčiauti, nes vakar pamatėm tokį irgi labai labai gražią vietą kitą miestelį, tai labai norisi ten nuvaryti pusryčių, bet tikiuosi, kad ta kavinukė dirbs, nes vakar kažkaip nesimatė nei ten žmonių, nei panašiai, tai tikiuosi, kad šiandien jinai dirbs, bet ten šalia dar kita yra, tai gal viena iš 2 dirbs, nes ten irgi pakrantė ir labai labai gražus vaizdas matosi. Man jau norisi tarp tokio vaizdo papusryčiauti, dabar irgi yra po 9:10, tai jau kaip ir pabiški ruošiamės ir eiti, galima sakyti, kad aš jau susiruošus. Taip pat parodysiu dar greitai lauktuvių, ką paėmėm. Čia toks magnetukas ir viduje yra muilas, tai labai taip fainai pasirodė, tokia smulkmenėlė, bet labai fainai ir tik 2 eurai kainavo. Taip pat porą tokių riešutų, man jie pasirodė iškart kaip kokie popkornai, bet ne, čia yra riešutai. Tada baklavos, aš tarp kitko jos pati net nesuragavus, tai net nežinau, ar jinai skani ar neskani. Taip pat halvas rankų darbo paėmėm dar, nugas paėmėm, tada tokį mini induką, kur irgi man grinai tokia Graikija. Taip pat tokių prieskonių, faktas čia nieko ypatingo, bet man visai irgi tokie faina, nes moteris tai išnaudoja visada prieskonius. Ir čia dar tiesiog yra visokių magnetukų ir dar papildomai tokių pat prekių. Tai tokios lauktuvės, šiaip jos užima tikrai nemažą dalį mūsų laisvos vietos, nes kaip ir minėjau, tai mes esam su rankiniu bagažu. Tik tais, sunku, kad jaučiu bus mums tas lauktuvės sutalpinti, nes šiek tiek atliekamos vietos turėjom, bet nėra jos per daug. Reikės kažkaip spręsti šitą situaciją ir jau prisidėti ir tikiuosi, kad tilpsim, bet tiesiog reikia niekam nebepirkti, nes tada jau tikrai nebetilps, kur įsidėti. Atėjom papusryčiauti, kaip ir minėjau, bet kadangi mes esam labai labai ankstyvi, tai kol kas gavom tik tais kavas, nes virtuvė dirba tik tais nuo 11 valandos, o mes atėjome apie 10:30 kažkur, tai dabar pasigrožėsim labai labai gražių vaizdų tiesiog su kava ir čia grinai toks nuostabus vaizdas yra. Tai mums labai keista, nes ir tos kainos, palyginus, nei kitur yra faktas brangesnis, bet šiaip tikrai nėra jos brangios, nes kai toks vaizdas, tai čia jie tiesiog pripratę prie tokių vaizdų ir jiems čia tikriausiai yra įprasta, bet mes tai tiesiog sėdėm ir grožėmės tuo vaizdu, tai dabar eisim, išgersim kavą ir lauksim savo pusryčių, kol pagamins. Gavom savo pusrytukus, tai aš pasiėmiau avokado toastą paragavimui, bet lyginant su mano ranka, tai jis tikrai yra nemažas, tai dalinsimės. Ir Arminas pasiėmė, čia granola su jogurtu turėtų būti jo ir vaisiai ant viršaus, tai irgi šiaip labai labai skaniai atrodo, tai einam mėgautis.
labai skaniai pavalgėm, nepapasakojau, man atrodo, kiek čia kainavo mums, tai už viską sumokėjom 29 eurus. Man atrodo, čia žiauriai gera ir pigi kaina, kai su tokiu vaizdu atsiveriančiu gražiu. Ir šiaip jogurtas su granola ir vaisiais žiauriai skanus buvo, tai pusę aš suvalgiau, o savo patiekalų pusę Arminai daviau. Taip draugiškai pasidalinam, nes kažkaip jisai visada skanesnį išsirenka, kažkaip jisai moka, nežinau. Dabar prikirtę eisim vėl kažką čia apsižiūrėti ir panašiai, ir tada reikės grįžti vėl į Atėnus, nes norim nuvaryti iki parko dar. Kadangi jau laiko atsargos senka, tai reikės irgi jau šiek tiek pasispausti ir kad viską apžiūrėti, ką esam numatę. Atvykom į mano minėtą parką, tai jau matosi jisai iškart, kad yra labai didelis ir labai gražus, nes ypač tos palmės labai gražiai atrodo. Tai nuolatos turim vandenuką, nes reikia būtinai po truputį gurkšnoti, nes karštis tai nežmoniškas yra. Bet ką pastebėjom, kad ir tie patys graikai labai daug kas vaikšto su vandens buteliukais, nes tikriausiai jie įpratę, kad reikia tą palaikyti, kad nedehidratuotum ir panašiai. Realiai mes nežinau jau kelintą šiandien, dabar tik 1:30 gal dienos, bet jau gal koks 4 buteliukas. Tai nuolatos gurkšnojam, kad paskui nebūtų blogai. Šiaip labai didelis pliusas, kad čia yra labai daug pavėsio ir apskritai labai aplinkui daug žmonių tiesiog, kaip Arminas sako, išgriuvusi ant suoliuko ir slepiasi nuo tos kaitros. Bet čia yra labai gražus toks kaip vandenukas. Tai irgi labai gražu pasigrožėti, bet, sakau, nėra labai daug tų jėgų, kai ant tos saulės yra, bet, jau geriau kažkas ant galvos nutupė. Ir kas baisiausia, kad aš apskritai tokių vabzdžių šiek tiek bijau, o kai čia nežinai, kokie tie vabzdžiai labai yra, tai darosi šiek tiek nejauku, kai kažką pajunti, ypač plaukuose, tai toks net nupurta. Va, čia jau šitam parke radom tikrai labai gražią vietą, tai ir va tas tiltelis toks, kur tikrai gražus. Dabar būtinai reikia per jį ir pereiti, tai tikrai labai gražiai atrodo. O vau, ir tas vanduo toks irgi labai gražus, tai tikiuosi, kad per kamerą persiteikia tas visas vaizdas, bet jau čia jau man patinka. Čia dar girdim ir šiek tiek matom, kad yra kažkoks krioklys, bet prie jo arčiau tikriausiai nebeįmanoma prieiti ir jo nelabai matosi, tai šiaip galvau, kad bus įmanoma šiek tiek prieiti. Apskritai, kai dar ta saulytė taip, ta žaluma visa, tai tikrai atrodo įspūdingai. Čia dar keletą visokių gyvūnėlių buvo, tai čia paukštukai kažkokie uždaryti. Ten toliau buvo keletą ožiukų, bet jų nelabai ten irgi matėsi, nes jie ten pasislėpė ir panašiai. Nuo to karščių visi išgeibė, tai niekur nesimatot. Bet šiaip gyvūnijos nėra čia labai daug, šiek tiek va čia vištas, bet čia irgi, sakau, nelabai tikriausiai per kamerą kažkas matosi. Čia belenkiek tų vėžliukų, tai kiti tokie iš viso melekai ir mažiukų yra, bet tų mažų nelabai matosi, bet dar nebuvom tiek vienoj vietoj matę, tai irgi labai faina pasižiūrėti. Jie tokie žiopliukai kiti atrodo. Na va, judomis link paskutinio objekto, tai dabar padarysim trumpą parko apžvalgą. Parkas galbūt šiek tiek nuvylė, nes tikėjomės galbūt šiek tiek geriau. Faktas buvo ten tų dalykų, kur tikrai labai patiko, bet daugiausiai tai tiesiog tokios ramios gamtos. Jo, tiesiog kaip pasivaikščiojimai, tai tikrai labai daug yra vietos.
Bet, kaip jie eini pradžioj ir ta gamta visai įdomi ir panašiai, bet paskui viskas jau taip monotoniška tampa, jau kaip ir nuobodu, nebent jeigu tikslas pasivaikščio, tada jo, ganėtinai smagu. Bet jo, ir nebent, jeigu jau labai patinka parkai ir tiesiog tarp tos gamtos pabūt, tai taip, vienam kartui atvažiuoti tikrai faina pasižiūrėti ir pamatyti, bet nežinau kaip tau, bet man asmeniškai, kai buvo Madride Retiro parke, tai labiau patiko jisai. Jo, Retiro parkas daug smagesnis, nes irgi ir didelis, bet ir kažkaip tų objektų, ką pamatyti, buvo daugiau visko. O čia, tiesiog kažkaip tuos pagrindinius apėjom, bet ir tie pagrindiniai, tai jie nėra kažkokie įspūdingi. Man tai labai patiko, tas tiltelis, kur buvo su tuo vandenuku. Tau nelabai. Nuotraukų tokia vieta. Jo, tai gal todėl man ir patiko. Pasidaryti ir... Jo, bet šiaip, toks verta aplankyti, bet ar labai sužavėjo, tai ne. Šiek tiek prisėdam, tai toli nenuėjom, tai atėjom prie paskutinio objekto. Čia yra dar parko kaip ir teritorija, tai ten dabar apskritai kažkokia mugė vyksta, bet ar mes į ją eisim, tai tikrai nemanau. Ne. O gal ir eisim? Dabar sėdim pavėsį, nes esam visiškai ištirpę, labai karšta iš tikrųjų, nes dabar yra apie be 10:03, tai pats pikas karščio ir gal nebuvo geriausia mintis išeiti kažkur į atvirą erdvę taip. Tai radom pirmą suoliuką pavėsį ir atsisėdom, sakau, nufilmuojam jau čia ir užteks, manau. Jo, nes jisai jau norėjo labai prisėsti, tai jisai man sako, tai ar tu nefilmuosi čia, nes tiesiog atsisėsti norėjo, tai čia tokia apgaulė. Aš iškau progos, kaip galima atsisėsti ir viskas. Tai taip ir dabar gavosi viskas, tai čia ir užbaigsim parko tą vadinamą apžvalgą, o ką toliau veiksim, pamatysit ir jūs ir mes pamatysim, nes nelabai ką susiplanavę. Ką sugalvosim dar gal. Bet pasėdėsim tikrai ilgiau negu planuota. Aš tai manau ne, bet žiūrėsim. Tik dabar nuo pat ryto grįžom šiek tiek valandėlį atsipūsti, išėjom kažkur po 9:15, dabar yra po 4:20 ir mes grinai visą dieną visur vaikščiojom ir tyrinėjom Atėnus ir dar kartą Pirėją. Šiek tiek pavargau, neslėpsiu ir atrodo visa tokia išsitarščius, bet buvo verta, tikrai pamatėm daug vaizdų, vėl prisirinkom labai gražių prisiminimų. Tai dabar, kaip ir minėjau, kad kokią valandėlę atsipūsim ir dar eisim paskutinį vakarą į tą grinai centrą ir į miestą pasižiūrėti. Aš dar vis noriu suvalgyti ir surasti pistacinių ledų, nes man šitie ledai yra patys skaniausi, bet čia jau bus Armino misija suras, kur aš tokius ledus galėčiau gauti, suvalgyti. Nes man įtikti irgi kartais yra sunku. Ir šiaip, jeigu yra kam įdomu kainos, tai šiek tiek papasakosiu apie jas. Realiai parduotuvėse tie visi maisto produktai tai labai panašiai, kitur būna pigiau, kitur brangiau, bet šiaip, kad kažkaip ženkliai skirtusi, tai tikrai ne. Visokie vyriški Nivea, ten tie produktai, kur ir pas mus šitie produktai yra, tai ir kitos kainos, kiek atsimenu, ir pas mus kiek kainuoja, tai ir čia labai panašiai, tas pats Feiris ir taip toliau, tai tikrai tos kainos nėra, kad labai jau išsiskirtų. Ir šiaip nežinau, kas žinot, kas ne, kad čia yra labai daug visur grafičių ir kur ir metro nupiešti ir panašiai, ta prasme visur, kur eini ten grafičiai. Tai pirmą vakarą, kai atvarėm, tai net, taip akis sakyčiau, badė, nes atrodo toks, netvarkingas tas miestas, bet jau kitą rytą, paskui dar kitą dieną, tai jau kažkaip pripranti prie to ir dabar net aš asmeniškai tų grafičių nelabai pastebiu ir jie kažkaip nebetrukdo ir nebeužkliūna. Šiaip keista, ar čia taip priimtina ir ar čia už tai nebaučia, kad ten tuos grafičius taip visi piešia, ar jiem taip gražu yra ir todėl jie ir piešia. Tai nežinau, šiaip įdomu, nes mes niekur nesam taip matę, kad antiek daug jų visur būtų, nes realiai net nematysi praktiškai jokios sienos nenupieštos. Centrą gal šiek tiek mažiau yra, bet kur jau ten jau grinai pats tas centras ir ten tie tokie gal turtingi rajonai, tai ten faktas bus mažiau, bet tie miegamieji rajonai tai tikrai yra labai nupiešti. Ir šiaip lyginant centrą ir lyginant tuos miegamuosius tokius prastesnius rajonus, tai labai ženkliai skiriasi. Ir būtent, kaip ir minėjau ne kartą, ir tas rajonas, kur mes esam dabar, tai jisai irgi labai toks jau jaučiasi prastas. Ir kaip ir sakiau, kad toks momentais net nejauku, nes ir labai daug šiukšlių ir panašiai. Ir tas kvapas kai kur yra labai didelis ir benamių tikrai nemažai. O kur nuvarai į tą jau geresnį rajoną ir centrą, tai ženkliai atrodo kaip ten kitas
miestas, kita šalis būtų. Faktas, kad didelis yra miestas, tai logiška, kad gali ant tiek skirtis, nes kaip pas mus Lietuva yra labai maža, tai tokių jau labai skirtumų ženkliai nepamatysit. Na va, atvarėmės vėl į tą prekybos centro terasą, kur mums labai vakar patiko. Kažkaip galvom pirmiausia iki centro važiuosim ir viskas, bet nutarėm dar prieš centrą užsukti čia, nes kadangi labai patiko ir tiesiog norisi dar va šitų gražių vaizdų pasimėgauti, tai dar nusipirko Arminas kavos, aš pasiėmiau paragavimui apelsinų sulčių, nes dar šitoj kelionėje neėmiau. Taip pat buvau dar užėjus nusipirkti keletą dalykų, tai nieko daug nepirkau, bet galiu greitai parodyti. Pasiėmiau tiesiog rankų balzamą tokį ir lūpų vazeliną va tokį su kokosais drėkinamą ir bus labai įdomu irgi išbandyti. Pagaliau atvažiavom į centrą, tai yra visur tikrai belenkiek žmonių matosi, kur tikrai visur minios ir šiaip ką pastebėjom, kad būtent vakarais čia ypač daugiau būna, o dienom mažiau, tai tikrai matosi, kad vakare visi labiau išlenda į miestą ir faktas, kai ir dienom čia labai karšta, o vakarai būna tokie tikrai labai šilti ir komfortiški, tai faktas, kad labai jau smagu po tą miestą pasivaikščioti. Na va, pagaliau gavau ledų savo labai jau laukiamų visą dieną, tai dabar tiesiog suvalgysim ledų, tiksliau aš suvalgysiu, nes Arminas nebenorėjo, jau sako, jam cukraus gana ir tiesiog dar šiek tiek pasėdėsim čia ir tikriausiai jau varysim į namus. Tai va, grįžom tarp kabučių į savo labai jaukų kambariuką ir nusprendėm padaryti tokią trumpą apžvalgą dviese apie Atėnus, ar mums jie patiko ir kokį įspūdį galbūt jie paliko. Tai pradėkim nuo to, kad mes būtent, kad į Atėnus keliauti niekada gal ir neplanavom, bet kažkur norėjusi nuvažiuoti ir tai yra nuskristi. Pati ši idėja šiaip kilo taip spontaniškai, nes tiesiog norėjom kažkur iškeliauti, bet nežinojom kur ir taip atsitiktinai iškrito, pastebėjom, kad visai pigus skrydis į Atėnus ir kažkaip taip spontaniškai visai viskas ir gimė. Realiai kiek buvo 3 savaitės gal iki kelionės maždaug 3 savaitės buvo. Norėjom kažkur šiltai, ypač kai dabar tokie Lietuvoje būna orai, toks klimatas, tai norėjosi kažkur šiltai išvažiuoti, pailsėti ir bent jau mane asmeniškai, kiek mes esam kalbėję apie Graikiją, tai aš visada sakydavau, kad aš į tas turistinės salas gal nenoriu pradžiai, labiau norėčiau į pačius Atėnus, nes pajust tą pačią tikrą Graikiją, pažiūrėti, kaip gyvena žmonės, o ne tik kaip ten kurortinės tos visos Rodos salos ar Kreta kokia, kur viskas pritaikyta turistam ir viskas padaryta, kad būtų patogu jiems. Na, aš nelabai gal į tuos Atėnus norėjau, bet gavosi. Bet buvai priversta. Taip, bet buvau priversta. Kiek sekėm, orai tikrai buvo labai geri, tai tas irgi paskatino būtent nieko nelaukti ir pirkti šitą kelionę. Taip pat Arminas labai norėjo paragauti to tradicinio graikiško maisto. Kažkaip aš pradžiai apie jį nebuvau daug girdėjęs, bet kai pradėjau domėtis, pamačiau, kad labai ta virtuvė tokia, rekomenduoja daug kas išbandyti ir daug kam patinka toks ir gatvės maistas, kas savotiškai jau irgi įdomus dalykas. Atkreipė tikrai mano dėmesį ir paskui galų gale, bent iš mano perspektyvos, tai tapo vos ne pagrindinių dalykų, dėl ko aš noriu čia atvažiuoti, kad kuo daugiau išragauti viso to gatvės maisto. Bet su tuo gatvės maistu irgi šiek tiek karšta. Ne, aš kasausi, bet mūsų kaktas tai blizga neblogai, nes ką tik išlipom iš metro, kur buvo žiauriai daug žmonių, buvo suprakaitavę visi ir žodžiu. Kaip ir mes. Kaip ir mes, tai dabar sėdėm ir blizgam, kaip boulingo kamuoliai. Na, žodžiu, grįžkim prie maisto. Mes visko kaip ir neišragavom. Aš norėjau būtent vieną patiekalą paragauti, bet gavosi taip, kad mes jo ir neparagavom. Paragavom, ką Arminas labiausiai nori. Nes aš buvau suradęs vietas, kur valgysim. Tai kodėl mes neišragavom, nors tas graikiškas maistas tikrai yra labai skanus, bet jisai yra riebus ir pradžiai ten tie pirmi kąsniai būna labai skanus, bet paskui jaučiasi tas riebumas. Jie visur tą alyvuogių aliejų vartoja, visur tas tzatziki padažas jų firminis, tai jis toksai riebesnis ir galų gale galbūt
tikrai mes to maisto nenurašom, kad jisai kažkoks blogas, jis tikrai skanus. Taip, jisai tikrai skanus. Smagu jo paragauti, bet gal toks nekasdieninis, nors kiek matėm tie graikai, tai atrodo, jie visur jį tik valgo. Tai kažkaip tarp jų populiarus, bet ir tos porcijos labai didelės ir jas labai sunku įveikti, labai ir pliusas žiūrint iš maisto kainų. Nu dabar apie apgyvendinimą, kaip ir minėjom, jis tikrai buvo pigus, man viena nakvynė kiek gavosi 30 keli eurai realiai už naktį, ar ne? Kas tikrai labai pigu, miestas didelis, geras klimatas, turistų irgi nemažai ir tokią kainą mokėti tikrai mus nustebino, aišku, matėm ir brangesnių, bet ir tie brangesni tikrai nebuvo kažkaip labai daug brangesni. Mes per daug visada neinvestuojam į apgyvendinimus, nes vis tiek mes daug laiko praleidžiam tyrinėdami tą patį miestą išvažiavę, mes labai mažai būnam kambarį, mes realiai naktį įsimiegam, grįžtam per pietus pabūnam, o šiaip mes visada iškeliavę būnam išliekę tiesiog. Kažkur išliekę. Ir šiaip labai daug benamių, visur aplink labai daug šiukšlių ir ne kartą matėm, kai jie tiesiog eina, tą šiukšlę numeta, padeda kokį vandens buteliuką, belė kur tiesiog. Bet čia labiau gal visur. Visur, bet ta prasme, centre, mažiau buvo, tai... Jo. Arba tiesiog centrą labiau ir aprenka jie ten, ta prasme, prižiūri kažkas labiau nei ten tuos miegamosius rajonus. Tai čia jau vien kaip atvykom, buvo toks lengvas šokas, aš galvoju, atsimenu, pamačiau, kur mes čia atvažiavom, nes kažkaip visiškai netaip įsivaizdavau, bet realiai, visas tas vaizdas toks labiausiai bauginantis, kaip galima pavadinti, ir buvo mūsų tam rajone, kiek buvom centre, tai visiškai kitas pasaulis, aišku, yra tos netvarkos, yra tų grafičių, bet prie jų visko priprantama, o čia toksai, tas pats miegamasis rajonas, jis nėra fainas, bet paskutiniu metu mes ir jam daug kaip nebuvom. Jo, bet ir pripratom, galima sakyti, vis tiek jau, ne tai, kad... Kaip čia pasakyti, pripratom? Kad labai pripratom, bet jau nebepatyrėm šoko. Dabar šiek tiek apžvelgsim sekantį miestą Pirėją. Aš apie šitą miestą jau, kai užsisakėm kelionę į Atėnus, aš jau domėjausi, ką galima aplink Atėnus pamatyti ir kažkaip užmačiau būtent šitą miestą ir pasižiūrėjus, man labai patiko jisai, nes man asmeniškai labai patinka pakrantės visokias laivai ir panašiai. Tai toks grinai, kad kurortinis miestelis būtų. Pats Pirėjas buvo toks artimesnis ir labiau tikrai padarė didesnį įspūdį negu patys Atėnai, bet galbūt iš tos visos emocijos, kuri ten nuvažiavus vyksta, nelabai pasakyčiau, kad ten tie žmonės kitokie, nes vis tiek tie gyventojai tie patys atrodo, tas miestas kartu susijungia su Atėnais, tai jis per daug tikrai nesiskiria, bet gal visa pati ta emocija, kadangi daugiau jūros, daugiau atrodo, nėra kad daug tų turistų, bet daugiau tokia atostogų nuotaika, sakyčiau. Taip, bet mane asmeniškai ir nustebino, kad tų turistų nebuvo labai daug, nes man asmeniškai tas miestas, kai paliko tikrai labai didelį įspūdį, tai aš nustebau, kad ten turistų buvo mažoka, juolab, kad jau yra prasidėjusi vasara, tai galbūt jisai toks, sakyčiau, nelabai atrastas dar turistų, o gal tiesiog mum tai pasirodė. Ir šiaip dabar tai pagalvojau, kad jeigu pasirink, gal būtų geriau gyventi Pirėjui ir tiesiog atvažiuoti į Atėnus, pasižiūrėti ten ar aplankytų objektų lankytinų ir panašiai, bet jeigu norisi taip grinai patostogauti, tai pabūt prie jūros ir pasimėgauti vandeniu, saulę, tai tikrai Pirėjai būtų geriau. Šiaip mes šią kelionę vertinam, nežinau kaip tu, bet man jinai tikrai patiko, nesakyčiau, kad jinai buvo pati geriausia, nes turėjom labai fainą kelionę į Ispaniją prieš keletą metų, tai jų nurungti mums būtų sunku, nes mums jinai labai paliko didelį įspūdį, bet šiaip patiko, ar vertėtų čia grįžti, manau, nebent į Pirėją į tą miestą, ir kaip Arminas sakė, kartais ir atvažiuoti tuos Atėnus, užsuk tiesiog pasivaikščioti, bet šiaip žiūrint, kur tu ir apsistoji ir panašiai, nes jeigu tu apsistosi pačiam centre ir tu nevarysi tuos miegamosius rajonus, tai faktas tau tie Atėnai paliks kitokį įspūdį, nes... Bet kartu ir nepatyrsi gal to paties miesto, dabar mes pamatėm jį taip labiau iš visų pusių. Bet... Jo, mes pamatėm dvi pusės, kur yra ir skurdžiau gyvenančių žmonių ir kur jau tokie, turtingesni. Tos turistinės visos vietos ir turtingesni tie rajonai. Aš gal į šitą kelionę biškį iš kitos dar pusės pasižiūriu, man patiko, nes faktas pamatyti naujas vietas, paragauti maistą, pažintą kultūrą, bet galbūt visas tas toks bardakas, arba, aš taip gal pasakyčiau, tvarkingas bardakas, nes jie viską patys supranta, visą tą eismą, visą tą, tas visos gatvės murzinos, bet jiem įprasta, kalbant apie tai, kas mūsų rajone yra, ir atrodo, jiem tas netrukdo, ir kaip pripranti, gal iš tikrųjų ta akis netaip kliūva, bet man tas atsibodo, ta visa tokia netvarka,
Vat Ispanijoje irgi atrodo ir daug žmonių, ir tų benamių matėm, bet kažkaip taip tas nevargina. Čia viskas atrodo vargina, tas toksai visas masiškumas, daug gyventojų, ta tokia betvarkė, atrodo viens tarp kito ten landžioja visur. Tai gal, sakyčiau, šitas buvo didžiausias minusas ir kas lėmė, kad tų dienų, sakyčiau, man tai pilnai užteko tiek, kiek buvom. Šiaip tikrai to laiko pakankamai užteko. Faktas, mes esam labai, tokie, galima sakyti, veiklų žmonės, tai mes nuo pat ryto iki pat vėlyvo vakaro tiesiog kažką veikiam čia, nes jeigu daug praleistum apartamentuose, kuriuose apsistojęs, tai faktas, tų dienų galbūt ir būtų mažai. Apibendrinant trumpai ir aiškiai, ar norėčiau čia grįžti, nežinau, norėčiau galbūt daugiau prabangesnių atostogų. Jeigu būtų didesnis biudžetas ir, kaip sakėm, jeigu gali, jeigu tu ten laiką leidi kažkur centre, tada jo. Aš šiaip gal norėčiau, tu nelabai nori, bet aš galbūt norėčiau tas jau Graikijos salas pamėgtas turistinės. Ne, tai aš apie tai net nesakiau, kad į Graikiją pačią tai tikrai norėtųsi ir dabar norėtųsi jau ir į tas turistinės vietas labiau nuvažiuoti ir į tas visas salas. Pažinti iš kitos pusės, tai gal ir pasakyčiau, šitą kelionę, vertinant pagal visą kainą ir kokybę, tai tikrai aš asmeniškai rekomenduočiau ir kitiem, kas ir nebuvę Atėnuose. Tikrai įdomu apsilankyti, įdomu paragauti tojų gatvės tradicinio maisto, įdomu pamatyti visą tą šurmulį, visą tą judesį. Tikrai yra ką pažiūrėti ir tikrai palyginus santykinai nebrangu, nes galima pigių skrydžių iš Vilniaus rasti. Ir tikrai manau, kažkokias emocijas vienokias ar kitokias suteiks tas miestas, tai kaip pati kelionė, tai vertinčiau, kad tikrai, aš tai rekomenduočiau žmonėm apsilankyti čia, aišku, skonio reikalas, vieniem gali patikti, kitiem nepatikti, bet manau, pamatyti tai tikrai verta ir... Taip, gal mes per daug, ta prasme, mes labai norim nuoširdžiai pasakyti, kaip mes jaučiamės šią akimirką. Tiesiog suvaryt norim Atėnus. Ne, aš juokauju, tikrai nenorim suvaryt. Čia mūsų tokia nuomonė, tai... Jo. Tai kitiem gali, galbūt jūs buvot Atėnuose ir jums žiauriai patiko ir jūs gal ten net kelis kartus buvot. Ir šiaip galėtumėt parašyti komentaruose tada, jeigu buvot ir koks jūsų vertinimas būtų viso to. Jo, galėtumėt parašyti. Aš jau perimsiu dabar kanalą, prenumeruokit būtinai, laiką paspauskit. Ir nepamirškit pakomentuoti. Aš manau, kad kuo tu daugiau kažkur nukeliauji, tai tuo tu gali labiau vertinti iš savo tos perspektyvos ir iš savo pusės, kas tau labiau patinka. Jeigu mes būtumėm buvę kokioje Indijoje ar panašiai, tai mūsų gal ir negazdintų ir tie miegamieji čia rajonai ir panašiai tie grafičiai, bet mes į savo perspektyvos vertinam. Kai mes buvę tik Europoje, tai iš to, ką mes matė Europoje, tai tikrai, pasakėm viską kaip ir atrodo mums. Jo, pasakėm viską kaip ir atrodo, bet, šiaip aplankyti tikrai verta, nes, gražių vaizdų yra, bet, kaip kam kas patinka ir apskritai vertinant, tai, kiekvieną šalį tikrai verta aplankyti, nes tu iš jos kažką vis tiek išsineši kažkokius tai prisiminimus, tai mes jų irgi tikrai išsinešim ir gražių vaizdų ir atminty tikrai išliks šitą kelionę tikriausiai visada. Ir žinosim, kad skanus Graikijoje maistas. Ir dabar jau gal pabaigsim, nes man jau baigia nutirpti ranka belaikant kamerą, tai perimk estafetę. Tai žodžiu, dabar palikau vieną, kad tiesiog atsisveikinčiau su jumis. Tai tikiuosi, kad mūsų šitas apibendrinimas jums neprailgo, nes kažkaip užtruko ilgiau nei tikėjausi. Tai tiesiog čia šitą video ir užbaigsiu. Labai ačiū, kad žiūrėjot, kas žiūrėjot iki galo ir nepamirškit paprenumeruoti mano kanalo, paspausti laiką ir parašyti kokį komentarą ir susitiksim kitam video. Ir iki!